į inovacijų komunikacijos studijas atėjau iš kompiuterių inžinerijos. Esu baigęs kompiuterių inžinierių mokslus, turiu inžinieriaus kvalifikaciją, inžinieriaus sistemo techniko kvalifikaciją, taip turbūt reiktų apibrėžti. Jeigu anksčiau buvo įdomu jaunystėje, kaip veikia kompiuteriai, tai dabar įdomu, kaip veikia socialinės struktūros sistemos, ten, kur detalės yra ne tranzistoriai, o žmonės. Studijos apskritai yra įdomios tiek, kiek pats domiesi tą sritim. Ir, aišku, turbūt pats įdomiausias dalykas tai yra rašyti savo magistrinį darbą, iš tos srities, kurie domiesi. Tai giliniesi ir, kankini dėstytojus, kad tau papasakotų kažką. Mano magistrinio tema yra susijusi iš dalies su kūrybiškumu, nes tai yra mano akademinių interesų laukas. Ir konkrečiai mane domina, mes universitete studijuojam, dirbam su kūrybiškumu, ne veltui kūrybinių industrijų fakultetas, ir svarstom ir ieškom sprendimų, kaip mes galėtumėm būti naudingi verslui, kaip galėtumėm savo, pavadinkim, mokslo arba akademinius atradimus perkelt į verslo terpę, kad tenai būtų daugiau kūrybiškumo, daugiau inovacijų. Aš turbūt negalėčiau atsakyti, kad vertėtų rinktis vieną arba kitą, apskritai verta studijuoti, neverta sustoti mokytis. Nes visų pirma, tai yra įdomu, tai yra asmeninis augimas ir be abejo kvalifikacijos kėlimas. Yra visada vertinga patirtis. O dar vienos studijos yra visada nauji ir socialiniai kontaktai. Mes, kaip sakyt, auginam savo socialinį kapitalą. Puikūs grupiokai.